Aiškiai labai suprantam, kad keičiasi ir interesai skirtingose amžiaus grupėse. Jeigu vieniem vaikam labai tinka vaidmenų žaidimai, jie nori išbandyti naujas patirtis, pabūti kitais gyvenimo personažais, tai sėkmė jau su vyresnių klasių vaikais norisi autentiško, gilaus, atviro pokalbio. Jie nori tyrinėti savo vaidmenį gyvenime, ieško atsakymų į suaugusių žmonių klausimus. Paaugliam labai svarbu suprasti save, nes viduje vyksta audros, pokyčiai, chaosas, tai atsiranda toks poreikis savirefleksijai. Mažesniem tuo tarpu iš tiesų atsiranda poreikis suprasti, o kaip aš veikiu grupėje, mokykloje, kokios yra taisyklės, kur čia yra ribos, kokios manyje bunda emocijos. Tai skirtingos amžiaus grupės jos turi skirtingus interesus, skirtingus prioritetus ir atitinkamai mes pritaikom ir tą programą.